Tai šiandien mes pakalbėsime apie tai, kaip pradėti savarankiškai praktikuoti jogą kasdien, namie, nuo ko reikėtų pradėti, kokie gali būti trukdžiai ir kaip tęsti praktiką. Visų pirmiausia, reikėtų pradėti nuo to, kad jūs savo užduotumėte klausimą, koks yra pagrindinis jūsų praktikos motyvas, dėl ko jūs praktikuojate. Jeigu tai yra motyvas mada arba dėl to, kad labai reikia, nes visi sakė, kad labai reikia, jums labai sunku bus pradėti praktikuoti, o jeigu ir pradėsit, labai sudėtinga bus išsilaikyti savo praktikoje ilgesnį laiką. Motyvas turi būti kažkoks daug gilesnis. Galbūt pradžioje jisai bus šiek tiek ir savanaudiškas, kad ir sveikata, arba galbūt šiek tiek toks didesnis motyvas, gražesnis, tai yra vidinė laimė. Iš tikrųjų, mes visi norime būti laimingi. O laimingi esame tada, kai gerai jaučiamės, kai esame geros nuotaikos, kai mes mylim, mus visi myli, visko užtenka. Viduje atsiranda laimė. Nebūtinai. Aišku, kartais būna, kad ir visko tarsi yra, o viduje laimės nėra. Tai pagrindinis galėtų būti motyvas, kad jūs norite būti laimingi. Nes kai pradedat praktikuoti jogą, visus gyvenimus iš tikrųjų pradės pamažu žingsnelis po žingsnelio keistis. Taigi, pirmas dalykas, jūs apsibrėžėte savo motyvą, dėl ko jūs praktikuojate jogą, taip? Ir pasistengit pagalvoti, koks tas motyvas jums yra labai svarbus, kuris nepriklausomai nuo vyriausių trukdžių, jums vis tiek leistų kasdieną skirti laiko jogos praktikai. Ir, kaip sakiau, gali jis būti pradžiai šiek tiek savanaudiškas, tačiau ilgainiui, kai jūs pradėsite praktikuoti jogą, jūsų ir motyvai keisis. Ir atsiras nauji, daug aukštesni, daug tyresni, kurie bus tolesnė jūsų varomoji jėga praktikuoti jogą. Taip? Tai va. Nuo ko pradėti praktiką? Visų pirmiausia, jums reikėtų dienos bėgyje savo surasti tokį laiką, 15-20 minučių, kada jau galėsite būti niekieno netrukdomi. Arba bent jau sąlyginai niekieno netrukdomi. Galbūt tai yra ankstyvas rytas, kai šeimyna dar miega, galbūt vėlyvas vakaras, kai jau miega, o galbūt tiesiog jums reikės ištaikyti laiko tada, kai jie kažko užsiėmė, kad ir nemiega, namie, bruzda, bet jūs galėsite užsidaryti savo kambaryje ar kažkokį kitą kampelį rasti, kur galėsite savo ramiai pasibūti. Taip? Tai atrandate laiko. Labai gerai būtų, kad tai būtų kažkoks pastovus laikas. Pavyzdžiui, reguliariai, anksti ryte jūs skiriate tą laiką. Arba prieš eidami miegoti skiriate laiką. Blogiausiu atveju, nes mes, planuojam vienaip, o gyvenimas viską sudėsto kitaip. Mes gyvename mieste, sociume, turime daug įvairiausių pareigų. Kartais būna labai sunku rasti laiką tuo pat metu. Tada žiūrėkit, kada jūs jį galite ištaikyti. Vėlgi, idealiausiu atveju, kad jūs praktikuotumėte tuo pačiu metu. Tada surandate savo vietą, kur jūsų niekas netrukdys, arba, kadangi gyvename daug kas butuose ir turime šeimas ir taip toliau, bent jau kur jūsų sąlyginai netrukdys, bent jau tą sutartą laiką. Galbūt reikės jums netgi kompromisą su šeima surasti, kad tas 20 minučių priklauso jums, o tada valanda priklauso jiems. Taip, tada surandate tą laiką ir stengiatės kiekvieną dieną tuo pačiu metu praktikuoti. Tikrai siūlyčiau pradžiai pradėti nuo labai nedidelio laiko. Tegu tai būna 10, 15, 20 minučių, bet ta praktika jums, tegu galbūt ne visai jogiška, bet tegu jinai jums būna maloni. Raskite tokį praktikos variantą, kuris jums yra malonus. Tas jums suteiks tą tokį vidinį skonį toliau tęsti praktiką. Nes jeigu jūs pasirinksite kažkokias sudėtingas
daryti asanas, arba iš karto imsit medituoti, arba bandysit save versti daryti kažką, kas jums neteikia malonumo, labai greitai jums tos praktikos nusibos ir jūs patys imsite ieškoti bet kokio preteksto tų praktikų nedaryti. Taigi, pasirenkate tai, kas jums geriausiai pradžiai sekasi ir kas jums yra malonu daryti. Galbūt jūs pradėsite kiekvieną rytą nuo 9 saulės pasveikinimų, kaip pavyzdys. Galbūt jūs padarysite trumpą seką 20 minučių, kuri jums suteiks energijos, jėgų ir visą dieną jausite žvaliai. Galbūt jūsų rytas prasidės nuo to, kad jūs tiesiog 10 minučių padarysite kvėpavimo pratimus ir po to trumpai pamedituosite, ar pasimelsite, ar padėkosite Dievui. Tai yra vidinės koncentracijos dalykas, kuris jums pradės teikti tas vidinės gyvybinės jėgas, kur po to galbūt jūs jau pradėsite daryti ir asanas. Taip? Tai esmė yra tokia, kad jūs randate laiką dienoje, randate vietą ir pradedate nuo labai nedidelės praktikos, labai nedidelio laiko, bet kuris pradžiai jums teikia pasitenkinimą ir jums suteikia tą skonį kiekvieną rytą vėl ir vėl daryti tą praktiką. Pagrindiniai 2 veiksniai jūsų praktikoje, nepriklausomai ar jūs praktikuojate savarankiškai namie, ar jūs praktikuojate kažkur su grupe, kažkokio jogos studijoje ar sporto klube, priklausomai ten, kur yra jūsų nuolatinė praktikos vieta, yra sanskrite, šie terminai vadinasi abhyasa ir vairagija. Tai reiškia, kad jūsų praktika turi būti sisteminga ir nuolatinė. Na, jeigu jūs vieną savaitę padarėt valandą jogos praktikos, ar asanų, ar pakvėpavot, ar meditavot ir po to visą savaitę nieko nedarot, arba dar daugiau, tai rezultatas nebus. Bus tik tai tas momentinis pasitenkinimas, bus šiek tiek jums mankšta tai dienai, bet čia nebus dar joga. Jogoje praktika turi būti sisteminga. Taip, jeigu jūs praktikuojat su grupe, pasistengkit, kad tai būtų bent 2-3 kartus per savaitę. Jeigu taip pat galite savo praktiką papildyti kasdienę savarankišką praktiką, taip iš tikrųjų tai yra sunku prisiversti, sunku atrasti laiko, įvairiausių būna trukdžių, bet jeigu jūs papildote taip pat asmeninę praktiką, tai yra dar geriau. Ir kitas dalykas yra vairagija. Jūs praktikuojat, bet turit nieko nesitikėti, neprisirišti prie rezultatų. Tai yra, negali sakyti, mano ten tikslas yra atsistoti ant galvos, mano tikslas yra, kad aš išsigydyčiau tą ligą, mano tikslas yra, kad staiga mano energija pasikeistų ir aš eičiau gatve, jeigu moteris tokia žavinga ir mano vyras, čia vyrai visi aplink mane tokią gražią susirinktų ir panašiai. Ne. Jūs nestatote savo jokių tikslų, jūs tiesiog praktikuojate. O visą tai, ko jums reikia, aplink jūs ims keistis. Jūsų viduje ir jūsų išorėje. Ir jums ateis tie dalykai, kurių jums jūsų situacijoje labiausiai reikia, tam, kad jūs toliau tobulėtumėte, arba jeigu jau jūsų energija pasikeičia, jums ateis tie dalykai kaip kažkoks atlygis. Bet būtent nebūtinai tai, ko jūs norite, bet tai, ko jums iš tikrųjų reikia, būti darnoje su savimi ir su visa aplinka. Kitas labai svarbus aspektas yra tas, kad žmonės dažniausiai galvoja, kad joga tai yra, kai ištiesiamas kilimėlis, ten daroma kažkokia mankšta, susiviniojamas kojos, atsistojama ant galvos, po to dar jie ten dar kažką daro, gal dainuoja om, gal kažką kvėpuoja, iš viso kažkas visiškai nesuprantama ir čia yra joga. Ne. Asanos, kvėpavimo pratimai, vadinamoji hatha joga, būtent hatha joga, kad žmonės nepainiotų, hatha joga nėra stilius. Hatha joga tai yra jogos pratimai, jogos asanos fiziniam kūnui ir kvėpavimo įvairios technikos. Ir va šita jogos dalis yra vadinama hatha joga. Ir yra daug metodikų, kaip hatha joga yra dėstoma. Labiau aktyviai, labiau švelniai, su pagalbinėm priemonėm, be pagalbinių. Vakaruose yra be galo daug mokyklų. Yra įvairios išsirutuliojo mokyklos, kurios pritaikytos kažkokiai tai žmonių kategorijai. Galbūt kažkas turi įvairių traumų, tai jogos terapija yra yin joga,
raminanti nėščiosiom, yra vinyasa, kur yra į sekas sujungtos, yra toks dalykas kaip ajangaro joga, kai daug pagalbinių priemonių naudojama ir panašiai. Tai hatha joga tai yra viena milijoninė dalis jūsų jogos, nes esmė yra ne vien tik jūsų praktika ant kilimėlio. Ant kilimėlio jūs ateinate ir dirbate su savo fiziniu kūnu. Arba savarankiškai, arba su mokytoju, jums yra suteikiama kažkokia seka, jūs dirbate, atsipalaiduojate po praktikos, jums labai gera ir jūs išeinate tada į gyvenimą. O tada prasideda jūsų joga. Nes nepriklausomai nuo to, kokios aplinkybės yra aplink jūs, sutuoktinės, vaikai, ataskaitos darbe, mokesčių atėjusios sąskaitos, kasininkai nebūtinai besišypsanti gerai. Jūsų tikslas, jeigu jūs praktikuojat jogą, išlikti tokios pat būsenos, kaip jūs ir buvote ant kilimėlio. O čia prasideda joga. Išlikti tokios pačios būsenos ir skleisti aplink save lygiai tą pačią laimę, ramybę, kad jinai persmelktų ir kitus žmonės. O čia ir yra paskirtis jūsų jogos praktikos ant kilimėlio, kuri išeina už jūsų egoizmo ribų. Nes jeigu jūs darote tik dėl savęs, kad jums tai būtų gera, bet toliau viso to neskleidžiat, tai galiausiai gali būti, kad iš jūsų apskritai privilegija daryti jogą bus atimta. Nes jums kiekvienas žmogus, kuris yra atėjęs į jogą, jam yra ta privilegija sutikta dėl kažko. Tam, kad jis kažką savyje pakeistų ir tam, kad jis tą energiją skleistų toliau. Ar labai lengva būti jogos būsena už kilimėlio ribų? Ne. Ar aš visą laiką būnu? Ne. Yra sunku. Ir tai yra darbas. Ir tai nėra kelių mėnesių darbas ir panašiai, tai yra viso gyvenimo projektas. Kai jūs pradėsit praktikuoti jogą, jūs pamatysite, nesvarbu, ką jūs pradėsit daryti. Galbūt medituoti, nuspręsit savarankiškai kiekvieną dieną, galbūt pasirinksit daryti jogos asanas, galbūt iš tikrųjų pasiryšit kasdienį jogos praktikai namie, nes grupėje visą laiką yra lengviau praktikuoti negu savarankiškai namie. Jūs pamatysit, kad bus toks paradoksas, kad trukdžių atsiras daugiau, negu jų buvo prieš tai. Gal vaikai susirgs, gal iš viso to laiko, kad darbe jums užkraus daug darbų, to laiko bus dar mažiau. Ir tarsi visas gyvenimas eitų prieš jūs. Ką tada daryti? Čia iš tikrųjų jūs būsite tikrinami. Jums tada reikės pasižiūrėti, pasitikrinti savo motyvą, dėl ko jūs darot. Ir jeigu tas motyvas buvo pakankamai silpnas, jeigu tas motyvas buvo labai savanaudiškas, nereikšmingas, jums nebus jėgų toliau daryti. Antras dalykas, jeigu jūsų tapas, vidinis entuziazmas yra pakankamai stiprus, jis maitins jūsų valią ir jums pavydėdami savo motyvo ir vidinio entuziazmo, jūs galėsite tęsti praktiką. Čia jūs būsite tikrinamas. Bet nepasiduokit, tęskit toliau. Truputį sustabdom, aš pažiūrėsiu. Kodėl mums reikia nuraminti tą protą, ne? Įsivaizduokit, kad jūsų širdis ir protas yra tarsi dvi radijo stotelės. Ir aš nesu gera ten toj visoje fizikoje, mechanikoje, bet širdis yra ta stotelė, kuri transliuoja iš tikrųjų teisingas žinias, ne propagandą ir transliuoja labai subtilių dažnių. Ir tą dažnį jūs galite jungti tik tada, jūs jį galite išgirsti tą dažnį, prisijungti prie to dažnio tik tada, kai jūsų protas labai tarškanti stotelė, niekad nepaliaujanti tarškėti, veikianti visom bangom, kokios tik įmanoma, vieną išjungiat, kitą įsijungia, kai va šita stotelė išsijungia. O kodėl mums reikia išgirsti šitą stotelę? Nes čia širdyje, čia gyvena siela. Kaip metafiziškai kai kuriems iš jūsų gali beskambėti siela, bet tai yra tas balsas, jeigu bent vieną kartą gyvenime esate klausę savo širdies, ne tos, kurie plaka, bet širdies tą metafizinę prasme, jūs žinot, kad visi žingsniai, kuriuos darėte vedami širdies,
jie pasiteisino ir jie jūsų gyvenime jums suteikė laimę, gerovę ir jie buvo teisingi žingsniai. Nes per širdį jums kalba visata, jums kalba aukščiausias. Taip, čia yra tarsi toks tiesioginis balsas. Bet šitą FM jūs galite jungti tik tada, kai va šita stotelė veikianti 150 dažnių, jūs bent jau 3/4 tų dažnių galite išjungti. Dėl to jūs ir praktikuojate jogą. Dažniausiai, kai jūs praktikuojate asanas, ypač kažkokias neipatingai lengvas, kur jums sako, va čia reikia taip stovėti, o ten sulenkit ir dar kvepuokit, ir dar susitelkit, tą patemkit ten, o dar jeigu kažkokio balanso asaną išlaikyti, kur dar jum ir kvepuoti reikia, jūsų protas bus susitelkęs į vieną dalyką. Jis nebeprisimins, kad vakarienė dar neparuošta, nepabaigta ataskaita, jis susikoncentruos ties vienu būdu. Ir taip asana po asanos, jūs tą tarškantį protą vis labiau telkiat, po to galiausiai atsipalaiduot, po to atsisėdat, išsijungia. O kaip gera. Ir tada pasėdėt ramiai, jeigu dar kažkurį laiką, jums pradeda atsakymai ateiti. Kažkokie visiškai jūs tarsi ir neklausėt savo, bet jūs bandėt dienos metu priimti kažkokį sprendimą, o čia tada sėdit, nusiraminot, visi šitie FM baigėsi, išgirdot čia ir jūs jau žinot, ką daryti. Ir kai jūs pradedat klausyti savo širdies balso, tada jūs imate gyventi darnoje su savim. Darnoje su savim, nes kiekvienas iš mūsų turi labai skirtingą kūną, kiekvienas iš mūsų turi labai skirtingą gyvenimo kelią, turi labai skirtingą istoriją atsinešęs į šį gyvenimą ir jau yra sukūrę savo istoriją. Turi labai skirtingas aplinkybės. Vieni turi daug pinigų, kiti mažai. Pas vienus yra nuostabi žmona, nuostabus vyras, pas kitus kažkokia lemtis, kad reikia su to visų tvarkytis. Visi mes gyvename skirtingose aplinkybėse ir mums su visu tuo reikia tvarkytis. Ne? Ir kai jūs pradedate išgirsti savo balsą, vidinį balsą, kuris yra tas balsas visatos aukščiausiojo, kuris jūs sujungia su visa kita aplinka į darnų tokį dėlionę, jūs pradedate taip elgtis, pas jūs viskas ima tvarkytis. Jūs atsirandat darnoje su savim. Tada pradeda kurtis darna aplink jūs, žingsnelis po žingsnelio, nes jūs pajuntate, kur ir kada jums reikia būti, kaip elgtis pagal tą didesnį, tą dieviškąjį planą, kad jūs kaip dėlionės dalis, nenorėtumėt, jeigu jums reikia būti čia, būti kažkur ten, ar turėti visai kitus kampus. Bet čia jūs esate ir kaip jums reikia teisingai pasidėti, kad jums tas gyvenimas suteiktų vidinę laimę ir leistų gyventi toliau. Kodėl yra lengviau praktikuoti grupėje? Daugumai žmonių man taip pat labai ilgą laiką buvo sunku prisiversti, aš sakau prisiversti, nes man reikėjo prisiversti, rasti motyvus, kada aš galėčiau ir pradėčiau daryti praktiką savarankiškai. Tiesiog namie, kad ir išsivynioti kilimėlį. Žinot, vienas iš mokytojų yra, tokių žymių yra sakęs, kad sunkiausia asmeniniai praktikai yra išsivynioti kilimėlį. Nes būna taip, kad kol jūs išsivynios pradžiai, būna labai daug socialinių, šeiminių trukdžių, kažkas skambina, kažkas prašo, bet netgi jeigu jūs liktumėt namie visiškai viena, neturėtumėt jokių pareigų, aš jums sakau, jūs rasite, kad jūsų ant stalo pieštukai nepadrožti, netyčia priskrido dulkių, gal dar kažką reikia padaryti. Jūs kažkaip tarsi ieškosite būdų, kaip išvengti tos praktikos, nes vienam yra labai sunku. Ypač, kai energijos lygis yra žemas, tas energijos tokios ne fizinės grubios, bet subtilios energijos lygis yra žemas, yra labai sunku ir jeigu motyvas dar toks su klaustuku, labai sunku rasti tą vidinę šerdį, kad šiandien aš praktikuoju, tas laikas jis yra, jo mažiau, daugiau aš praktikuoju. Todėl pradžioje yra daug lengviau praktikuoti grupėje. Visų pirmiausia, turbūt pats lengviausias dalykas, tai yra tai, kad yra mokytojas ir mokytojo balsas jūs veda. Jums apie nieką nereikia galvoti. Mokytojas jums sako, ką po ko daryti. Kažką neteisingai darot, mokytojas prieina, jūs pataiso. Viskas, jūs tiesiog darot. Ir jūs
tada galite atsipalaiduoti pamažu. Antras dalykas, kai jūs dirbate su grupe žmonių, yra sukūriamas bendras energetinis laukas. Taip? Ir jūs ne vienas su savo subtilia energija, yra daug energijų ir jinai apsijungia, ypač jeigu patalpa yra, sakykime, skirta jogai ir ten pastoviai nuolat žmonės praktikuoja, patalpa turi savo energiją ir žmonės suneša energiją, jūs kartu tą energiją transformuojat ir jinai tampa daug galingesnė negu jūsų asmeninė energija. Dažnai būna taip pat ir iš mokytojo, ateina tam tikros kokybės energija, kuri jūs papildo. Dėl to pradedantiesiems, jeigu tik pradėti praktikuoti grupėje, yra daug lengviau. Taip, o po to su laiku, kai pas jūs bus tas vidinis įdirbis ir žinojimas, kaip ką daryti, jums atsiras irgi noras ir poreikis, aš taip tikiu, praktikuoti savarankiškai namie. Kas svarbu atliekant asanas, galbūt ne vien tik asanas, bet ir apskritai praktikuojant jogą, yra būtina sutelkti savo dėmesį. Nes jeigu fiziškai jūs esate ant kilimėlio, dažnai juokauju, kad žmonės kūnai atvyko, o žmonės dar neatvyko, jie dar ten. Tai vat, jeigu jūs praktikuojate ant kilimėlio, bet jūsų dėmesys nėra čia, jūs ne visai praktikuojat jogą, jūs mankštinatės, jūs kažką darot, bet jūs nedarot jogą. Nes ten, kur eina jūsų dėmesys, ten eina jūsų energija. Ir jeigu jūs fiziškai esate ant jogos kilimėlio, bet jūsų dėmesys sprendžia buities reikalus, jūs nesate jogoje, jūs esate buities reikaluose. Jūsų kūnas atlieka fizinius pratimus, bet jūsų energija yra ten. Dėl to, praktikuojant asanas, pasistengkite pradžiai pilnai atvykti ir tada daryti savo jogos praktiką. Atliekant asanas yra 3 labai svarbus dalykai. Vienas tai yra jūsų asana, jūsų jogos poza. Antras dalykas yra labai svarbus, kaip banalybė skambėtų, yra kvėpavimas. Reikia nepamiršti asanos kvėpuoti. Ir trečias dalykas yra drišti. Drišti tai yra dėmesys. Asanos metu jums reikia skirtingos asanos į skirtingas vietas nukreipti savo dėmesį ir sukoncentruoti jį. Nes jeigu tik tai žvilgsnis, nes dėmesio su koncentracija taip pat šiek tiek susijusi su tiesiogiai galbūt susijusi su žvilgsniu, drišti, jeigu žvilgsnis laksto, jūsų dėmesys laksto paskui tą žvilgsnį. Bet kai tik jūs susikoncentruojat žvilgsniu, tada susikoncentruoja jūsų dėmesys ir tada jūs esate čia ir dabar asanai. Visąlaik yra toks palyginimas, kai jūs atsistojate į asaną ir pradedate kvėpuoti ir taip pat sutelkite žvilgsnį. Aš laiką sakau mokiniams tokį palyginimą. Įsivaizduokit, kad paveldėjot labai gražų, prabangų senovinį dvarą, bet yra visiškai jame tamsu, užkalti langai, daug visokio šlamštelio tenai prikaupta, bet tarp to šlamštelio taip pat yra ir įvairių gal brangakmenių, gal brangių daiktų. Ir tam, kad jūs visą daryti mažų mažiausiai langus. Taip, per duris. Tai vat, kai jūs pradedate daryti asanas, jūs tarytum einate per savo kūną ir atidarote įvairias skirtingas duris ir langus savo kūne. Vat, sakykime, sustojot asaną, ištiesit rankas, atidarėte vienas duris, atidarėte kitas duris langą. Taip. Bet to neužtenka, kad kažkas tose rūmuose keistųsi. Tada jūs imate jungti kiekvienam kambarį šviesą, nes jūs kaip ir matot apytikriai, ko ten yra, bet tiksliai nežinot. Tai tas šviesos įjungimas yra jūsų drišti, jūsų dėmesys. Jūs sutelkiat dėmesį į tam tikrą kūno dalį ir jūs pamatot, kas ten yra. Ir jūs pamatot, kas ten yra gero, kas ten yra blogo, ką jums reikia atsisakyti, ką palikti, o kas jums atvirkščiai pasitarnaus, ką gali transformuoti. Ir trečias dalykas yra kvėpavimas. Kvėpavimas yra tarsi galingas dulkių siurblys, kuris jums padeda visą tai, ko ten nereikia, iš ten ištraukti, išimti, pašalinti ir
kaip atvirkščiai veikiantis dulkių siurblys, įpompuoti tenai gyvybinę energiją, kad ta kūno dalis, būtent ar tas kambarys jūsų nuostabių rūmų švitėtų ir ten liktų tik tai brangiausi dalykai. Atlikdami asanas taip pat stenkitės būti smalsus. Ir kai sakau smalsus, tai nereiškia, kad jūs atsistojate į asaną ir tada pradedat klausinėti daug klausimų, ką čia kur, kaip ir ką. Tai užuot uždavę klausimą, jūs pabandykite ir taip, ir taip. Ir savo atraskite, kaip yra organiška. Pradžiai tai bus sunku, bet ilgainiui jūs pradėsite irgi išgirsti ir iš mokytojo komentarą. Taip reikia. Ir tada jūs galėsite pasitikrinti, ar jūsų atradimas, jisai, kuris gali pradžiai galbūt kažkiek ir klysti, ar tas jūsų atradimas yra teisingas. Taip, tai va toks tas smalsumas sveikas asanas, kai jūs patys pradedate tyrinėti, kai jūs nedarote vien tik tai mechaniškai vykdydami instrukcijas, jums pradeda iškelti iš jūsų tą vidinį fizinį kūno išmintį, kūno žinojimą. Tai vat asanuose būkite tarytum kolumbai, kurie kiekvieną dieną kažką vis atraskite. Na ir galiausiai, ko reikia, kad galėtumėt pradėti jogos praktiką? Visai nedaug. Pirmiausia, jums reikia motyvo, dėl ko jūs tai praktikuojat ir kuo jisai tyresnis, kuo jisai švaresnis, tuo jums bus lengviau tęsti praktiką. Jeigu praktikuojat namie, matyti, jums reikės gero jogos kilimėlio. Jeigu ne, tai tiesiog laiko, kurį jūs galėsite skirti praktikai. Tai va, tiek šiandienai ir tikiuosi, kad tai paskatins jūs pradėti praktikuoti jogą tiek grupėse, tiek savarankiškai jums patogiu metu. Ir jogos praktika jūs pripildo ir padeda jums geriau ir gyventi savo visą likusį gyvenimą, savo šeimyninį gyvenimą, socialinį gyvenimą. Ir kad jūsų vidinė laimė skleidžiasi aplinkui jūs ir tiesiog jūsų visa aplinka tampa vis darnesnė. Geros praktikos. Namaste.